Šiandien praktikuojam ir stimuliuojam save, kaip žmonės su regos negalia jaučia pasaulį, jaučia paplūdimį ir bandysim pagauti bangas, užsirišę akis ir taip suprasti, kaip mums geriau dirbti ir pasiruošti ateinančiam sezonui, nes 25 metais, tai yra šią vasarą, turėsim programą pritaikyto banglenčių sporto Klaipėdoje, kviesim įvairios negalios žmonės, stengsime suteikti kuo geresnės paslaugas, geresnės emocijas ir padaryti, kad sportas, vanduo, jūra, Klaipėda būtų prieinama visiems žmonėms. Jausmas labai pareigojantis, labai priverčia mąstyti, ką daryti. Negaliu pasakyti kaip paprasta, bet emocija gera, nes priverčia dirbti ir apgalvoti viskas, kas įmanoma, kas gali būti ir kaip šitas žmogus jaučiasi, kad išmokinti turi pajusti, aš manau. Pajaučiau, kad tai yra komandinis darbas. Labai svarbu, kad tu gali pasitikėti treneriu, lydinčiu asmeniu, kad mes būtumėm drauge, patirtis neįtikėtina, stengiasi klausytis, girdėti, bet puikiai. Tas pats pojūtis ant bangos, tas pats džiaugsmas, tas pats vėjas ir bangos. Na ir labai svarbu mūsų komanda. Aš tai taip pat pritarčiau Alinai iš tiesų, nes labai svarbu sukurti tą ryšį tarp komandos nario, trenerio. Mūsų instinktai visiškai kitokie įsijungia, kitie jutiminiai pojūčiai visiškai. Tai kai mes negalim matyti, tai mes klausom bangos, jaučiam su rankom, su kūnu, tai va.